Labai silpnai atrodo Martinas Pikčilingis. Starto numeris 400. Pareiga, miela publika, rinktis už ką sirgti. Vėlgi dabar muzika, aš patylėsiu. Na ir užuojauta Martinui Pikčilingiui. Kažko tai daug problemų šiandieną sudėkė šiam jaunam greitam vyrukui. Dar kur Šis antras golfas. Deja, gaila. Kuris apsuko? Ir abu pats apsisuko. Normaliai. Žiūrėk, tas, kurio molis čia įsustoja. O, blėt, jam išvažiavo. Blėt, gerulis, kuris sena, gavadžiavo, blėt. Nedėkinga pozicija, pripažinkime šitą faktą, išeinant iš šito ilgo kairiojo posūkio, mažiausias netikslumas ir tiesiog galima visų greičių atsitrenkti į Martino Pikčilingio antros karto golfą. Labai gaila, nepasisekė šiandieną jam, ne jo diena, o tarpu Giedrius Stonys eilinį kartą demonstruoja, kad jis yra nepavėjamas. Jo automobilis yra labai greitas ir Andis Klava nors ir labai stengiasi, nors yra ir žmogus turinti žymiai daugiau patirties, bet pripažinkime tą faktą, Giedrius Stonys su kiekvienu posūkiu prideda kokius plius 5-7 metrus. Atstumas tikrai yra pakankamai jau. Galbūt negalima sakyti, kad saugus, bet neblogas. Ai, blėt, išvažiavo. Dėmesio vyrai 2 litrų klasė arba divizija 4, jau galite pradėti statyti savo sportinius bolidus starto vietoje. Na, intrigos nėra, vėlgi iškart pasakau. Lygaus važiavimo sportininko aš nematau dabar ir išsibarstymas yra didelis, labai gaila ir Vidono Bajarūno 491 numerio, pradėjo jis labai neblogai, bet, sakykime taip, perdegė, vėlgi jaunatviškas tas užsispyrimas, galbūt pakišo koją ir to pasiekoje jis padarė klaidelę ten tolumoje trasos. Buvo automobilis nosimi atsistojęs į trasos atitvarą, po kol jis jį atstatė į trajektoriją, pakankamai daug ir to pasiekoje yra tik tai paskutinioji pozicija. Mėgina įsikasti Andžiui Miknevičiui važiuojančiam su Toyota Corolla. Na, outsiderių, šiuo atveju outsiderių kova, tikrai dar visko gali atsitikti, mažiausia klaidelė ir pasikeitimas gali būti bet kuriuo atveju. Giedrius Stonys tuo tarpu užtikrintai. Antri metai, vėlgi pasikartosiu, antri metai, kiek aš komentuoju, neatsimenu varžybų, vien 6 klasėje. Giedrius Stonys kažkam tai nusileisti. Na, tikrai. Diktata Honda, nors tikrai nėra jį pati gražiausia, sakykime taip švelniai tariant, bet važiuoja jį labai gerai. Ir pilotas geras. Kalbėkim, ką norim, bet Giedrius Stonys važiuoti moka. 3 metus stebiu jį tiek regionų taurėje, tiek buvusiame Lietuvos automobilių pirmenybių čempionate, sakykime taip, tiek čempionate, tiek rallycrosse, visur jo pilna. Ir visur jis išlaiko tą stabilų tempą, visuomet demonstruoja gerus laikus ir kažkaip tai ir tos techninės problemos jį nekamuoja.
Šeštukas aiškus, jau galiu pasakyti anksčiau. Pirmoji vieta, ko gero, atiteks Giedriui Stoniui, 401 numeriui, Telšių komandos atstovui. Antrasis bus Andis Klava, 411 numeris, Latvis, atstovaujantis Motorsport LT klubą plus STP šakiai. Na ir trečiąją vietą turėtų užimti Petraška, 499 numeris. Galime paploti. Prisižaisis vieną kartą su to